Labadiena, aš esu Gintautė Černiauskai ir šiame video trumpai kalbėsiu apie savo asmeninę klaidų patirtį ir kaip tai naudoju gyvenime. Ir kokią naudą galbūt gaunu būtent iš tos analizės, iš to priėmimo, kad iš tikrųjų aš galėjau padaryti tas klaidas, kurių galbūt nesitikėjau. Na, iš tiesų apie klaidas. Tai mes kiekvienas esame pridarę tikriausiai gyvenime tiek klaidų, kad kartais nenorime prisiminti, kartais net ignoruojame, kad mes jas padarėme ir tiesiog nematome. O kartais tiesiog tu supranti, kad nuo tų klaidų, kurias tu padaryti, tikrai niekur nepabėgsi. Ir kada supranti tai supranti, kad nėra prasmės bėgti nuo jų ir tada galvoji, o kokią naudą aš galiu turėti iš tų padarytų savo klaidų. Na, kito klaidos nėra tokios skaudžios, kaip būtent mūsų pačių asmeninės klaidos. Na, ir daugelis galvoja, na, man tikrai taip neatsitiks, bet kada atsitinka, tada tu supranti, kad kitas žmogus irgi išgyveno, išjautė ir galbūt dabar jau turi tą patirtį, kurios galbūt niekada nebekartos. Na, o man, jeigu atsitinka būtent tokie dalykai, galbūt penktadienis yra ta diena, kada aš peržiūriu, kaip man sekėsi savaitė, kaip man sekėsi mėnuo, o galbūt peržiūriu net ir metų rezultatą, kaip man sekėsi. Na, o jeigu tai yra, sakykime, mėnesio galas, tada aš jau žinau, kokios yra mano pajamos, koks maždaug yra potencialas sekančiam mėnesiui ir ne. Ir, sakykime, tada pasižiūri, kokios tos pajamos ir koks įdirbis iš ataskaitų yra matomas, kuris buvo padarytas 9 ar 10 metų, nes aš viename lape turiu būtent šitą informaciją ir galiu tiesiog labai paprastai ir aiškiai pastebėti, kokie sprendimai versle buvo, kaip jie augo ir kas buvo daryta. Tada tu supranti, kokiais metais tu padarai tą klaidą, kaip tu pakartojai galbūt šiais metais, tik tai su kitokiom variacijom, būtent kažkokį įgyvendintą sprendimą. Na ir tada supranti, kad nėra prasmės bėgti nuo tų klaidų, nes jos man kūrė vertę. Nes tada pagalvoji, jeigu aš padariau šitą klaidą, tai kaip aš galėčiau dabar pakeisti, kad jos nebepadaryčiau ateityje. Arba kiek man ta klaida kainavo? Pinigais, laiku, mano energija. Na ir galbūt tų žmonių, kurie galbūt dalyvavo šitam projekte ir buvo nesėkmingas, ar ne? Ir kada tu supranti šitos dalykus, tada supranti kažkokią naudą tu gavai gyvenime. Ir kokia ta nauda buvo, nors galbūt tikrai nenori priimti. Bet lazda turi du galus. Visada yra geras ir yra blogas dalykas. Tai jeigu kažką nepadarėjai, kažką tiesiog ignoravai, tai galbūt yra tas minusas, ar ne? Tačiau galbūt tu turėjai laiko, kur, tiesiog gerai praleidai. Ir tai yra tavo galbūt investicija į tavo sveikatą, dėl kažkokių kitų priežasčių tu turėjai tą gerą laiką, arba tiesiog kažkokius kitus dalykus, kurių, galbūt praplaukė per gyvenimą, nes jeigu tos klaidos neanalizuotume, tiesiog neižvelgtume jos. Na ir kada tu supranti, gali išnaudoti tą patirtį ateityje, paskaičiuoti galbūt tos pinigėlius, kiek tau bus kainuos ir kaip išvengti tos klaidos, kad nepadaryti ateityje. Nes visada yra nauda, yra pinigai, yra laikas ir yra mūsų energija.